Tai sveikučiai, atvykome pas Petrą Šiaučiūną. Tai vakar netikėtai tai pavyko susiveikti roketų. Vaida, vidaus vyras. Iški roketą gavo. Jo, gal naik, gal jisai turi. Tai sveikučiai, galima taip turbūt pasisveikinti. Atvykome, aišku, nesimato, bandau gal trasą parodyti. Atvykome pas Petrą Šiaučiūną. Šiandieną paskutinį greičiausiai kartą šią žiemą padarė Petras trasą ledo. Tai vakar taip ekspromtu sumaščiau, kad reiktų atvažiuoti bent kartą kažkada ir išbandyti jo paruoštą trasą. Tai vakar netikėtai tai pavyko susiveikti roketų, nes greičiausiai, kad su paprastom padangom važiuoti nebaisiai įdomu, tai iš karto imsim Max. Niekart nevažiavęs su roketais, tai neįsivaizduoju, kaip čia seksis ir kaip važiuosis. Tai tikiuosi išsuks mano BMW Junior, tai tokį roketukai ant priekio šiaip stiprus, o galo tai tokie, bet dar yra padangėlių. Užsiregistravom, bandom sėst, šildo mašinėlę ir judėti į trasą. Stebėsim, kaip čia mums seksis ir kaip važiuosis. Petras greitesnis bus, nes mūsų biškiai nekaip valioja. Bet čia gerai.
gal 4 ratus, pabandėm važiuoti paskui Petrą. Supratom, kad mūsų gale nebaisiai kokie roketai, tai dabar susimontuojamės kitas, nes iš šitų, nu, ne kažką liko. Kai tik vidaus nėra, išorė dar likus kaip ir, bet ne. Tai montuojamės biškį geresnės dabar. Nu, čia bent vidaus kažkiek yra, aišku, dar pačias geriausias pasiliekam ant galo, bet gal visai jau tokios ir neblogai. Nu, dar turim ten tokių prastesnių, o šitas geriausias pasiliekam dar. Jei netyčia greitai šipai išlakstyti sugalvotų. Ir norisi Petrą pavyti, nes dar vis pabėga. Jisai kai naujas padangas užsimeta, tai ko ne. Nu, apžiūrėsim Petro bolidą. O, čia padangėlės, tai žvėriškos, matau pas Petrą. Tai kur tau, ką norėt, kad jis nebėgtų nuo mūsų. Ir plačios, ir žvėriškos. Priekis tai kaip priekis, jis vis tiek laiko. Baudėjas. Jo, tai bėga Petras su savo pireliais nuo mūsų labai. Užsimečiau kitas, tai irgi jau prieš tai beveik nulaksti, tai čia, jeigu čia taip valgo, na aišku, senos padangos, jaučiu dėl to viskas taip vyksta. Nu, nekliba tenai, kur matai viduje yra, bet yra babiškė, matai, yra va tokie, jis nekliba. Nu tai žinai, šviežios. Na. Šviežios. O pas mus va jie kliba, va dėl to, žinai, turbūt ir išlaksta. Na, bet nieko, smagu. Gerai visai. Pailsėjom, važiuosim dar vienas padangėlės pasilikę ant zapasų, tokias rimtesnės. Tai žiūrėsim, kaip čia pavyks.
padariau žmogui reikalų. Stikliukus tik renkam. Biški roketą gavo. Jo, gal naik, gal jisai turėjo tokį kartoną. Mes įsolkės tai turėsim. Turėsi, ne? Jo. Jo, čia žinai atidarysi ir po to apsuk. Va, atidarai duris. Čia va, taip va, apipisai strečio ir viskas panašiai. Alik ten, nuo tos nesada susiplėčia. Čia arsi, viskas gerai. Čia ištrauks geriau. Dar geriau, žinai, ne taip karšta bus salone. Iš karto valino, kai sėdom ir paskui jau vėl. Vieną ratą. Jo. Nu, roketų turbūt vėl neliko. Čia tai nematyt. Jep. Na, dar vidaus yra biški. Yra dar? Dar kažkiek yra, išorė visai išlakščius. Ne, bet po ratų galim pralėkti ir patai pavalgyti. Nu. Tam turbūt daugiau. Jau čia nėra. Jo. Jau čia nėra. Bet ana daugiausiai tos pusės posūkis, tos kabina. Jo. Dėsam. Kai nelieka šipų. Va, jau taip nebegali pasitikėti. Į kur? Ten ant to greito persimetimo, blėtko kišam 7 pasėmė, o einu. Ar mane užgripino, ar aš per anksti, jau matau keleivis ir tiesiai priekiui tą šieną. Kas va, bamperis kilo. O, Tai minkštai, čia realiai. Aišku, žinai,
Svarbu antifrizas, blemba, nepasileido. Kvapą čia, žinai, neaišku kas. Nu, tai telikas bus visas taip pat. Galiau normaliai. Svarbu. Viskas sukasi gerai. Visat laiko. Bet jau ant avarinio grįžau, galvoju, viskas, ką rasiu. Atvažiavęs, išlipau, ble, numeris. Nu. Keičiam, jo? Jo. Gerai. Šitos valina. Valina. Iškai atidaryk duris, pratrauksim dar dėgnį. Kažkas tokio. Klasika. Kažkas Jo, tokio. Ten kampą reikia taikyti. Nu va, viskas, turbūt užtenka šiandieną, atlakstyta, visai neblogai. Šitie paskutiniai, kuriuos čeidinom geriausius, tai tikrai geriausiai ir kabino. Jau turbūt ir Petrą būčiau pavėjęs pakainai, bet Petras dingo, matyti išėjo avis šertis ar ką jau, matyti, atsivažinėjo. Bet šiaip jo, smagu tikrai, smagi traselė, tik reikia gerus roketus įsigyti ir tada iš vis pasakiškai smagu būtų. Tai vat šitie paskutiniai tikrai gerai veikia, gerai kabino, labai didelis greitis buvo. Jo, ką, Petro nepagausim turbūt, jisai savais reikalais išėjęs. Tai manau šiam kartui tiek. Ačiū bičiuliai, kad žiūrėjote. Būtinai paspaudžiam like, jeigu patiko šis video, pasubscribinkit kanalą. Na ir patys žinot, ką padaryti, galit komentarą parašyti ir taip toliau. Ačiū kontributoriams. Ir šiam kartui tiek, atsisveikinu ir iki kito video. Ate.